tu pamatęs moterį, tu nežinosi, kaip prieiti. Tu galvosi, ai, mano draugam nepatiks, kai aš tai darysiu. Tu toliau jausi, turėsi žemą pasitikėjimą savimi. Tu ir toliau nepasitikėsi savo jėgomis. O tu to nori. Tu to nenori. Tu nori pasitikėti nerealiai savimi. Tu nori, kad ta moteris eitų iš proto dėl tavęs. Tu nori, kad ta moteris mestų savo draugus, savo draugės ir visą laiką skirtų su tavimi. Tu nori, kad jinai jaustųsi prie tavęs moteriška. Ir kaip tai padaryti? Reikia gauti šią žinią. Sveiki atvykę į mano seminarą Antroji patirtis Amerikoje, milijardierius klientas ir mano svajonių moteris. Aš antrą kartą buvau nusamdytas amerikiečių multimilijardieriaus atskristi į Ameriką ir išmokinti jį, kaip suvilioti moteris. Tai buvo 32 metų korėjietis, kuris visą savo gyvenimą skyrė verslui. Jis įkūrė kompaniją Kinijoje ir sėkmingai užsiiminėja verslu. Jisai sėkmingas yra versle, tačiau visiškai jisai yra nesėkmingas su moterimis. Ir aš atskridęs iš karto pamačiau, kur pas jį yra klaidus ir ką reikia taisyti. Jau 3. dieną aš susipažinau su dabartinė savo moterimi, aš pažinau sporto klube. Ir seminare aš papasakosiu, kaip suvilioti moterį, kai tu ją pamatai sporto klube, kaip prie jos prieiti, kaip su ją bendrauti, kaip su ją susitikinėti, kaip ją suvilioti tą pačią dieną. Ir svarbiausia, tu išmoksi, sužinosi įgūdžius, kaip suvilioti bet kurią moterį. Kai tu pamatysi ją gatvėje, kai tu pamatysi prekybos centre, kai tu pamatysi universitete. Kiek buvo tokių galimybų, kai tu pamatydavai moterį, bet prie jos negalėdavai prieiti. Nes tu turėjai baimę, tu tiesiog nežinojai, ką sakyti, tave sukausti baimė. Kiek tokių momentų tu praleidai savo gyvenime. Gal jau užteks. Gal pats laikas, ta prasme, iškelt tau pasitikėjimai tokius debesius, kad tu nieko gyvenime nebijotum, kad tu eitum kiaurai. Ir aš esu tos ryties profesionalas ir aš ruošiu geriau nei Lietuvos armija vyrus. Fizinė jų būklė ir emociniai pasirengimai. Svarbiausia, tai emociniai pasirengimai. Tokie vyrai, kurie išeina iš mano seminaro, jie būna paruošti psichologiškai, jie geba bet kokias socialinės situacijas valdyti. Aš vadinu jais socialinėmis ninzimis, kur tokie vyrai, jie gali bet ką padaryti. Jie yra patikimi verslo partneriai, patikimi žmonės, kurie puikiai valdo savo emocijas. O kai tu puikiai save valdai, tu gali valdyti kitą pašnekovą puikiai, jo emocijas. Ta prasme, nevaldyti, bet palengti tinkamą linkme. Jeigu nedalyvausi seminare, aš kaip ir sakiau, amžinai tu jausi nepasitikėjimą savimi su moterimis. Tu jausi, kad kažko trūksta, kad kažko nežinai, kad kažkas yra ne taip, kad kažkas yra negerai su tavim, kad kažkas užkliūna jiems. Tu nesuprasi, tu neįsigilinsi, tu nesužinosi, kodėl tavo apsirengimų stilius nepatinka moterimis, kodėl jos į tave blogai reaguoja. Seminaro metu tu turėsi galimybę, kai aš paprašysiu, ta prasme, kas norėtų ateiti į auditoriją, kad aš pakomentuočiau stilių, kad aš pakomentuočiau kūnų kalbą, kur ką reikia pataisyti ir kas yra gerai, tu turėsi tokią galimybę. Niekas be manęs tau aiškiai nepasakys, kur pas tave ką reikia pakeisti. Kodėl? Nes aš 7 metus sufilmavau 9 terabaitus vaizdų medžiagos, išanalizavęs konkrečiai, kaip moterys elgis, kaip į tave reaguoja, kokį reikia stilių turėti kiekvienai situacijai, kaip reikia prie jos prieiti, kaip jinai reaguoja. Aš keliavau po pasaulį, sutikau skirtingas moteris. Ir kai tu ateisi, kai aš tave pamatysiu, mano
kompiuteris iš karto suranda, kur kas pas tave ne taip ir tau iš karto duoda atsakymus. Tai procesas į tavo pasitikėjimą savimi, į didžiulę sėkmę su moterimis, į nežmonišką pasitikėjimą savimi bus žaibiškas. Tu nerealiai, tai ir tu finansus pakelsi, sėkmę su moterimis, viską pakelsi, nieks tavęs nesustabdys. Tu eisi kiaurai po seminarų.